Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Į Lietuvos sieną daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasienio sargyboje matysite. Vaikai, kurių tėvai neužsiima jų auklėjimu, naktimis vagia jų automobilius. Nevėksi dabar, jeigu paleisiu. 13-metis įsilaužė į mamos automobilį, ketindamas pasivažinėti su draugais. Gerai, kad pro šalį važiavo pasieniečiai. Prieš 3 mėnesius Lietuvoje sulaikyti vietnamiečiai keliauja namo. Jau pasiruošę. Kurie čia? Palinkėję nelegalams laimingo kelio, mes pasižvalgysime po užsieniečių sulaikymo centrą. Hello. Kontrabandą gabena ir nepilnamečiai. Tik va bėgti greitai nemoka. Pasieniečių sustabdytas girtas vairuotojas negalėjo patikėti alkoholio matuoklio parodymais. Juk šiandien aš negėriau. Negali šitą būti. Realybės drama iš pasienio jau dabar. Žiūrėkite. Vilniaus rinktinė. Padvarinių užkarda 14 valanda. O čia tai vaizdelis. Pareigūnas vejasi paknopstom sprunkantį pažeidėją. Įtartinai manevruojančią mašiną be šviesų patruliai sustabdė Medininkų kaime. Vairuotojas ir 2 keleiviai iškart puolė bėgti. Pirmas įtarimas – šia mašina gabenama kontrabanda. Akumuliatoriai. Aišku, mašina bus. Išruota. Pirmas vaizdelis nekoks. Spinelė išardyta. A? Spinelė išardyta. Išardyta, jo. Patruliuodami Medininkų miestelėje pastebėjome įtartiną mašiną važiuojančių kelių, be šviesų Audi 100. Nusvedėmės ją patikrinti, privažiavę, pamatėm, kad iššoko jaunimas iš mašinos ir pradėjo bėgti. Pasivijus buvo pasakyta, liepta sustoti, bet jaunimas neklausė mūsų reikalavimų ir pradėjo bėgti. Pareigūnams netrukus pavyko pagauti automobilio vairuotoją. Labą dieną, gerbiamasis. Nu, tai ką aš išdarinėjat? Nevėksi dabar, jeigu paleisiu. Tikrai? Dokumentus suimt turi? Ne. Kodėl? Net. Kur mama, kur tėtis, Jana? Kur gyveni pats? Šakiškis. Kur? Šakiškis. Mamai turi paskambint? Ne. Kodėl? Aš telefoną susiminėt. O savo mamos numerį žinai atmintinai? Ne. Gerai. Eik, prisėsk į mūsų mašiną. Į galą atsėsk, ramiai. Įlinti gražiai, nieko neimi, nieko nedarai. Rankas čia vieną ranką, kitą ranką ant viršaus. Vaikai. Tai kieno čia mašina bus? Mamos. Mamos. Mama leidžia to važinėti, taip? Ne. Tai pavadė po savo mašiną gaunas? Aha, taip. Tokios atomazgos pasieniečiai nesitikėjo, kad nuo jų spruks ne kontrabandininkas, o 13-metis mamos mašiną nuvaręs paauglys. Pasieniečiai iškviečia policijos pareigūnus. Jaunimas, paauglys vairavo Audi 100. Taip, sulaikėme. 13 metų. Pasieniečių sučiuptas vaikėzas mamai skambinti bijo. Meluoja, kad neturi telefono. Tačiau netrukus telefonas visgi atsiranda ir sulaikytas nepilnametis paskambina seseriai. Gali ateit? Ateik, sakyk, pareigūnas, kuris tave buvo sustabdęs. Ateit gali? Ateik! Ko bėgai? Aš nebėgu, aš atsistojau ir nebėgu. Atsistojau, nebėgu. Tai va, brolis tavo. 13 metų, jokių dokumentų neturi. A pasas įsuot, ne aš pasą tau? Pasą turi kokį nors ar ne? Aš neturiu jokio pasą. Tai nami? Mama. Namai nuo čia kiek kilometrų? Mama dirba, mama dada. 5. Šakiškis.
Namie yra dokumentas. Ką jis neturės nieko, jis tik ką, tai 13 metų. Namie yra, jo, yra. Dokumentai mašinas yra, kieno čia mašina yra? Čia mamos mašina. A dokumentai kur? Pas mamą. Rankinukė, ne? O nežinau, čia, o nėra mašina? Kaip jisai ją užvedė tenais, išlaužė spinelę, ne? Ne, mes raktus pavyzdžiui. Kaip? Raktus pavyzdžiui. Kur? Tai kaip ją užvedė be raktus? Tai ant pirmų. Ant laidų? Kaip? Ant laidų, ne? O štai 15-metę sulaikyto paauglio seserį pareigūnai pasirodo puikiai pažįsta. Pasirodo, prieš mėnesį ji taip pat vairavo, neturėdama tam teisės ir stabdoma pareigūnų bandė sprukti. Mašina priklauso mamai jo. Tai gal tikimybė tokia, kad tai sūnus paėmė mamos nežinioje paimtas automobilis ir jis su juo važinėjo. Taipogi žinoma gerai sesuo jo, irgi yra nepilnametė. Prieš mėnesį irgi buvo sulaikyta už vairo, tik aišku su kita transporto priemonė. Šis paauglių pasivažinėjimas galėjo baigtis kur kas liūdniau, jei budrus pasieniečiai nebūtų pastoję jiems kelio. Netrukus atvyko ir policijos pareigūnai. Užsieniečių registracijos centras, 7 valanda ryto. Grotuotos durys atsidaro. Pareigūnai šį ankstų rytą ateina išsivesti keleto centro gyventojų, vietnamiečių. Jau pasiruošę. Kurie čia? Šitą Vietnamą. Šitas. Dung. Dung. 70, gerai. Vienas dabar. Vėliau šitie vėliau. Šis ir dar keletas vietnamiečių buvo sulaikyti Lietuvos pasienyje su Baltarusija dar rugsėjo mėnesį ir buvo rodyti mūsų laidoje Pasienio sargyba. Šiandien šie nelegalai, kurie mūsų šalyje nusprendė neprašyti prieglobsčio, bus išskraidinti namo į Vietnamą. Šiuo metu mes einam į sulaikymo kambariuką. Asmuo bus apieškotas ar neturi draudžiamų daiktų, kurių negalėtų įsinešti į orlaivį. Jis bus patikrintas, jam bus atiduoti asmeniniai daiktai, išduotas vienkartinis maisto davinys ir viskas. Netikėtumo faktorių visados būna, kuo jie nustebina. Iš tikrųjų, pavojus visados gresia pareigūnui. Todėl prieš išvažiuojant, prieš pradedant išsiuntimo operaciją, asmens apžiūra ir patikra yra labai svarbus dalykas, todėl kad asmuo gali slėpti įvairius pavojingus daiktus, kuriuos po to gali panaudoti vengdamas išsiuntimo. Šitas daiktas keliauja į kuprinę. Jis daugiau prie kuprinės neprisiliečia, viskas keliauja į lėktuvo bagažą, kad nebūtų po to nesusipratimų, kad nesužalotų pareigūnų arba pats nebandytų susižaloti, vengdamas išsiuntimo. Šį rytą 3 vietnamiečių nelegalų viešnagė mūsų šalyje baigta. Kelionė į Vilniaus oro uostą neprailgsta. Atkreipkite dėmesį, pareigūnai išlydintys nelegalus apsirengia civiliais rūbais, tam, kad nekeltų streso kitiems keleiviams. Valstybės sienos apsaugos tarnyba 3 išsiunčiami asmenys. Taip, čia 3 pasai. Taip, tada visos dokumentų kopijos. Čia elektroniniai bilietai. Ir lėktuvo bilietai, sprendimai ir pasų kopijos. Šį kartą vietnamiečiai skris vieni. Jie išsiuntimui neprieštarauja ir nori kuo greičiau grįžti namo. Tačiau būna atvejų, kuomet prireikia net antrankių. Nelegalai priešinasi, bando bėgti, žaloti save ar pareigūnus. Tokius užsieniečius pasieniečiai lydi iki pat jų kilmės šalies. Pamatysiu dar juos. Visko gali būti, bet tikėkimės nepamatysim. Bet pasaulis apvalus, tai visko gali būti. Ar dažnai grįžta? Pasitaiko atveju, jau pasitaikė grupė, kuri jau buvo pas mus, tai antrą kartą teko išsiųsti iš Lietuvos. Savo naujus metus, manyčiau, pasitiks Vietname, saugiai, grįžę į namus. Išlydėję vietnamiečius grįžtame į užsieniečių registracijos centrą. Šiuo metu čia gyvena daugiau kaip 100 nelegalų. Dauguma jų vietnamiečiai.
Sniegas jiems yra džiaugsmas, nes iš tikrųjų Vietname tai yra šventė, kai iškrenta sniegas. Tai Lietuvoje sniego mes turim daug, todėl iš tikrųjų tas jų džiaugsmas yra natūralus. Kadangi jis ne tik vieną dieną, bet ištisai savaitę, to jie ir džiaugiasi. Egzotika jie. Taip. Sensiau! O, iš karto vietnamietiškai pradėjo kalbėti užtilo. Jie iš tikrųjų dauguma iš jų norėtų išvykti namo. Kadangi jų kelionė nepasisekė, tai dauguma iš jų puikiai supranta, kad tai yra paskutinis taškas ir iš šio taško nėra galimybės judėti į priekį, yra galimybė tik tai grįžti atgal. O dabar centro vadovas mus palydi į valgyklą. Mes maitinam užsieniečius 3 kartus suaugusius, 4 kartą maitinam vaiką. Taip pat teikiam alternatyvų maistą, tai yra užsieniečiams, kurių religija neleistų valgyti kiaulienos. Visas maistas yra skaičiuojamas pagal nustatytas fiziologinės normas, tai yra pagal tam tikrą kalorijų skaičių. Tai šiai dienai užsilaugęs užsienietis gauna 2400 kalorijų į dieną. Tai maždaug yra tiek, kiek reikalinga suaugusiam žmogui, kuris dirba statybose. Meniu neištaigingas, bet sotus. Ta dien, kai filmavome, užsieniečiams be kitų patiekalų buvo pasiūlyta ir avižinių dribsnių košės, ir sūrio su batonu, pietums kopūstų sriubos ir žuvies. Užsieniečiams centre sudaryta galimybė ir patiems pasigaminti maisto. Kalbant apie vietnamiečius, norėtųsi pažymėti, kad tam tikrų momentų, tai yra praeitais metais, jie turėjo didelės galimybės apsipirkimo, bet ir jų skaičius gyvenančių centre buvo labai nemažas, tai yra apie 100 Vietnamo piliečių. Tai prieš šventės, tai yra prieš jos naujosius metus, buvo jiems leista apsipirkti prekiamis ir pagaminti savo maistą. Tai Maksimai, kuri yra netoli mūsų centro, buvo išpirkta visa vištiena ir visi ryžiai. O čia skalbykla. Pasirodo, tik maža dalis užsieniečių moka naudotis skalbimo mašinomis. Pasitaiko tokių situacijų, kai mūsų socialiniai darbuotojai priversti aiškinti, kaip naudoti skalbimo mašiną, nes iš tikrųjų tam tikri žmonės atvykę iš tam tikrų kultūrų nemoka naudotis. Jie taip pat nežino, kas yra drėgnas valymas. Ir mūsų socialiniai darbuotojai tos pirminius įgūdžius bando įdiegti mūsų gyventojams. Hello! Sinciao! 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 Sinciao tai prastai sako vietnamiečiai, kai pasisveikinti. Tai pasisveikinimas, atitikmuo mūsų labas. Tai gyvena jie pakankamai, sąlygos jiems patinka. Kažkokių didelių nusiskundimų jie neturi. Vienas iš didžiausių norų jų tai yra išvykti namo. Vietnam damoj? Damoj. Vietnam damoj. Čia užsieniečiai turi galimybę žiūrėti televiziją. Tai turim virš 100 kanalų. Galimybės žiūrėti, šiaip jie čia leidžia dažniausiai laiko, nors, sakykime, nežinau, čia galbūt kultūros ypatumai, jie nemažai mėgsta leisti laiką ir koridoriai. Tai yra sėdėdami ant grindų ir žaisdami būtent žaidimą. Vietnamiečiai pamatė televizijos kamerą, juokėsi ir pokštauja. Vienas įjungė net muziką. Mūsų laidos kūrybinės grupės pasirodymas regis praskaidrino jų kasdienybę. Čia yra būtent priežiūros postas. Šioje vietoje pareigūnas stebi gyvenimą mūsų gyventojų, kaip jie laikėsi vidaus tvarkos taisyklių, ar nevyksta vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas, ar negadinamas centro turtas ir nevyksta tarpusavio konfliktas. Tai suteikia mums galimybę operatyviai reaguoti esamą situaciją. Ekskursija po užsieniečių registracijos centrą baigta. Žmonės taip ir nepatekę į išsvajotus vakarus laukia tolesnių atsakingų institucijų sprendimų. Čia gali būti apgyvendinami nuo savaitės iki keleto metų. Varėnos rinktinė, Purvėnų užkarda, 20 valanda. Pareigūnai tamsoje pastebi keletą asmenų su dėžėmis ant pečių.
Valstybės siena čia pat, tad abejonių, jog tai dėžė su kontrabandinėmis cigaretėmis, nėra. Supratę, kad juos pastebėjo, kontrabandininkai meta savo krovinius ir sprunka į šalies gilumą. Kur girtą pirmiausia pamatėm, tai va ten kažkur jie turi išlyst. Šiaip, tai čia šitie patys ir bus. Jo, čia šitie patys ir bus. Ir turi būtėčius kažkur, tai dvi tikrai ir daugiau. Ir turi būti ir žmonių dar. Žiūrėkit, davai tada su mašina varykit į Purvėnus, tada te važiuokit nuo koplyčio ir žiūrėkit, gali išbėgti į tą gatvę. Gavę informacijos, kad bėgliai gali slapstytis Purvėnų kaime, pareigūnai šukuoja gatves. Čia dabar džipas nuo Ilion link Purvėnų. Čia dar speigas prisijungs. Tai prie koplyčios dar Mersas stovi, nematė nieko? Mersas nematė, tu gal... Ką varom tiesiai, ten kokį duainą dar, pasižiūrim. Vieną bėglį pavyksta sulaikyti, kiti du pasislepia Purvėnų kaime. Pareigūnai iškviečia kinologą su šunimi. Iš viso įtarimieji kontrabandininkai gabeno 10 dėžių baltarusiškų cigarečių. Buvo gautas Varėnos budėtojo pranešimas apie tai, kad tarp valstybės sienos ženklų 560 559 yra galimai vykdyta kontrabanda. Pagal šį pranešimą buvo reaguota link Purvėnų Prūdelių kaimų. Buvo paiešką vykdė taip pat Purvėnų užkardos pareigūnai, kurie neužilgo sulaikė vieną asmenį įtarimą kontrabandą. Ir šiuo metu vykdome toliau kitų asmenų paiešką bei kontrabandinių cigarečių, kurias galimai permetė per valstybės sieną. O štai ir sulaikytasis. Paaiškėjo, kad jis 16-metis vietos gyventojas. Jaunuolis dangstosi veidą ir matyt gailisi, kad kitų batų šį vakarą neužsidėjo. Būtent sunkus guminiai batai ir sutrukdė įtariamajam pasprukti kartu su dar 2 sėbrais. O tu sakei, kad sąžiningas viską? Tai sakė pirmą kartą. Vilniaus rinktinė. Kenos užkarda. 14 valandų 10 minučių. Specialiosios paskirties užkardos pareigūnai patruliuoja Kalvelių seniūnijoje. Kai staiga Šumsko prieigose pamato įtartiną automobilį Volkswagen Passat. Vairuotojo pažymėjimą turit? Parodykit, prašom. Mašinos dokumentus. Ką vežam, kur važiuojam? Vietą nevežam. Namo važiuojam. Šia sunkiai kalbat, ponas? Kaip? Sunkiai kalbat? Ar man tik atrodo? Pareigūnai pasienio ruože šią mašiną sustabdė patikrinti vairuotojo ir keleivės dokumentų. Tačiau betikrinant, ima aiškėti, kad nemalonumo vairuotojas šįkart turės iki kaklo. Alkoholį gerbiamasis vartojot? Vakar šiandien ne. Bet nelabai atrodot. Kaip sakot? Nesibat. Išimkit raktelius iš mašinos. Ačiū. Palaukit. O nesijaučiat apsvaigęs? Ne. Jaučiatės, kad galite vairuoti normaliai? O vakar baliavojot? Baliavojau. Kokia proga? Gimtadienis. Gimtadienis? Draugas. Cigarečių važiavau. Tai netoli namų tikriausiai? Taip, Venčiūro. Netrukus atvyksta ir policijos pareigūnai, kurie patikrins vairuotojo blaivumą. Gerai. Negali šitį būti. Yra tai geriau. Neįsivaizdavot, kad galėjote tiek pripūsti? Nieko. O pirmą dieną gėjot? Vakar? Antrą dieną. Penktadienį.
Vairuotojas atrodo gerokai nustebęs, kad alkoholio matuoklis parodė beveik sunkų girtumą, nors gėrės, jis sakosi, tik vakar. Dabar taip paskambinti savim, kad paimtų tą mašiną. Tu paskambinti? Ai, galiu? Tai žinoma, kad atvažiuotų automobilį paimti. Kol neblaivus vairuotojas bando išsikviesti kokį nors pažįstamą, kad šis parvairuotų jo automobilį, keleivio vietoje sėdinti ponia ima неjuokai širsti. Извините, пожалуйста, но меня ребенок дома ждет. А чего вы его одного оставили дома? Как оставили? Вот ездили в Шумский магазин. Так что, 3 часа нужно ждать, а меня ребенок дома ест. Нервы нужно тропать. Ar dažnai, Mariau, jūsų ruožė pavyksta stabdos girtus vairuotojas? Nu, kaip, ne per dažniausiai, bet kas nuo karto pasipūla. Būtent savaitgaliai didesnis dėmesys, tai vis dėlto visi žmonės švenčia kažką tai, ruošiasi šventėm. Как у вас совести нету? Ай, не договорится. Mėly žiūrovai, gerbimi kolegos, visos pasieniečių bendruomenės vardu norėčiau pasveikinti su šiomis nuostabiomis, turbūt gražiausiamis metų šventėmis. Na, visų pirma, kreipiuosi į savo kolegas, kurie jūs esate pagrindiniai laidos herojai. Ačiū Jums už tarnystę, ačiū Jums už tarnybą. Taipogi noriu padėkoti šios laidos rengėjams, kūrėjams. Be Jūsų visuomenė neturėtų turbūt galimybės tokios pamatyti. Koks yra mūsų darbas, na ir aišku, kreipiuosi visą visuomenę, ačiū, kad jūs žiūrite, kad mus palaikote ir labai tikiuosi, kad kitų metų reportažai šiek tiek bus kitokie, tai yra daugiau mes galėsime akcentuoti pagalbą, paramą visuomeniai, na ir galbūt mažiau bus sulaikymo elementų ir panašiai, na, bet turbūt ir to neišvengsime. Tai dar kartą visus su šventėmis.